komandos pergalė 54-ame čempionate. Na, žinau, kaip džiaugiatės jūs, gerbėmiai sporto mėgėjai, visi Respublikos turbūt gyventojai ir ypač tie, kurie myli šį puikų žaidimą. Paskutinės sekundės eiti sirena, taigi su puikia pergalė, gerbėmiai sporto mėgėjai. 93-83 rungtynes laimėjo žalgiriečiai, kurie trečią kartą iš eilės tapo šalies čempionais. Kągi, dar truputėlį pasidžiaugime. Kauno žalgiriečių pergalė, šalies čempionai, Kauno Žalgirio krepšininkai. 93-83. Kas tai buvo CSKA komanda? CSKA komanda tai buvo Tarybų Sąjungos rinktinė. Ne taip, kad komanda. Į ten būdavo kviečiami patys geriausiai krepšininkai. Susidomėjimas tai buvo turbūt labai didžiulis. Noriu pasakyti, kad jau aš esu apie tai kalbėjęs, kad į varžybas paraiškų būdavo ne tik ant CSKA, bet ir ant kitų, iki 20–25 tūkstančių. Norėdavo patekti halę. O halė talpino apie 3,5 tūkstančio, bet būdavo daugiau, kadangi buvo suolai. Nebuvo kėdžių. Tai spausdavosi vienas prie kitą. O kur praėjimai būdavo, jie visi būdavo sėsti. Neskaitant, kad buvo griežtai laikomasi priešgaisrinės apsaugos, kad, reiškia, būtų kur galima išbėgti. Žodžiu, buvo laužomos taisyklės. Buvo laužomos taisyklės ir tai niekas nekreipė dėmesio. Kažkur turėjau nuotrauką, labai gera atmosfera buvo. Tiesiog juoda aplinkui žmonės. Nėra jokių tarpelių, kad būtų laiptai kokie ar kas panašiai. Nu tai, sakykime, maksimum turbūt kokie 4 tūkstančiai būdavo. Noriu pasakyti, slaptas toks patriotizmas, kad mes tokia tauta ir panašiai. Juk noriu pasakyti, kad Žalgiris vienintelė komanda, kur žaidė vien tik lietuviai. Nebuvo nė vienos komandos, kad nebūtų iš vadinamų broliškų respublikų. Manęs dažnai klausia, o kodėl, sako, jūs nesikviešite iš ten tų žaidėjų? Nu, sako, pasikviesim. Dabar kol kas tokia situacija, kad dar nereikia, bet mes jau šitą numatę, žinai, taip pat kalbė visą laiką. Reikia džiugyti žmogų, nes tikrai žmonės laimingi yra. Kad laimė ir lietuvis, Lietuva, laimėjo, taip toliau. Visur mes kalbėdom, kad esam lietuviai ir taip toliau. Nes vis tiek žemėlapį mūsų nebebuvo. Taip? Nebebuvo. Buvo Tarybų Sąjunga. Čia būdavo metų rungtynės jau čia. Svarbiausias dalykas. Pagalvokit, kas taps Tarybų Sąjungos čempionu. Ir per tą laiką, kurį, reiškia, teko su Žalgiriu būti, buvom kiek? Buvom 3 kart Tarybų Sąjungos čempionai ir 5 kartus vicečempionai. Tai vis tiek rezultatas neblogas komandos buvo. Nu taip, jos ta dvasia, skaitau, visą laiką eina. Tas kvapas eina, taip kalbant paprastai. Nu ir aišku, mūsų komandai reikėtų taip jau pasistengti, skaitau. Ir man tik tai galima palinkėti, kad ta dvasia, tas kvapas ir dabar išliktų ir kad vyrai taip jau sukovotų gerai. Svarbu, kad būtų gera kova, būtų gražus renginys. Čia yra spektaklis. Ir jeigu bus pergalė prieš CSKA, tai... Tai bus labai aukštas dalykas, labai malonu. O kaip būtų malonu, kad taip įvyktų. Labai to norėčiau.